Labadiena. Šiandien mes tokią gražią pavasario dieną. Tie, kurie dar nepavėlavo, o kurie pavėlavo, tai taipogi gali pasidaryti. Noriu, kad kiekvienas turėtumėme ir balkone apsiželdinę kvepiančiais, maloniais augalais, kad akį džiugintų, kad uoslę pakutentų. Taigi šiandien darysime iš pačių paprasčiausių augalų vertikalų balkono apželdinimą. Tam mums reikės įgerio, mums reikės substralio paruošto pilnai mišinio su ilgaveikėmis trąšomis. Taipogi biohumusas reikalingas bus. Tie, kurie nenaudos pilnai paruoštų šitų žemės mišinių, tiem reikės ilgaveikių trąšų į lovelius. Šitos ilgaveikės trąšos iki 6 mėnesių veikia, todėl patrešus sodinant, sėjant, jau jum nebereikės papildomai tręšti. O dabar mes prieš pradedant noriu parodyti, kas tai yra įgeris. Įgeris tai yra tokios agrogranulės, kurios savyje sugeria iki 200 kartų vandens daugiau negu pačios sveria. Jos labai reikalingos, kad mes augalus galėtume ne taip dažnai lieti arba kai išvažiuojame, kad nebūtų pavojaus išdžiūti. Taigi, kol mūsų įgeris išsipūs, mes tuo tarpu pasiruošime lovelį. Ir pamatysime, kaip jisai sugeria vandenuką. Noriu pademonstruoti lovelį. Štai, šitie loveliai yra labai patogus, kad juos naudojant nereikia praktiškai drenažo. Todėl, kad yra išimamas štai šitas įdėklas. Įdėklas įdedamas atgal ir tai yra maždaug va tokiame kiekyje ribojamas vanduo. Kad žinotume, kaip laistyti, ar laiku laistyti, ar neperdžiuvo. O štai matysite šitoje plūdėje. Plūdėje yra vietelė, įsistatome ir kada paliesime vandeniu, vėliau mes matysime, kiek prisipildo ir plūdė pasikelia. Pasikelia raudona plūdė, yra sužymėta maksimumas, yra minimumas sužymėtas. O dabar tuo tarpu mes pasiruošime savo ir užpildysime lovelį substratu, kurį jau čia turėjome. Substratą gerai būtų, kad substratą atidarytumėte prieš naudojant bent prieš keletą valandų. Truputėlį turėtų išsigaruoti. Šitas substratas yra geras tuo, kad jis yra dar su molio granulėmis. Štai, tai sulaiko orą, duoda augalam kvėpuoti. Taipogi į šaknų plotą mes jau dabar įmaišysime ir įgerį. Tačiau norėčiau dar šiek tiek pagerinti ir biohumusu. Tai yra sliekų perdirbtas kompostas. Organinis visiškai, be jokių mineralinių trąšų, tinkamas taipogi ir daržovėm naudoti. Tačiau, kadangi mes naudojam labai gerą, jau organinės kilmės šitą mišinį, tai dėsime labai jau nedaug biohumuso. Tiesiog įmaišome. Šitame lovelyje dar vieną saują ir dabar jau į šaknų plotą įmaišysime štai šitą jau labai gražiai išsipūtusi įgerį. Kaip atrodo įgeris prinokęs jau, prisigėręs vandens. Mes jį tiesiog įmaišom į šaknų plotą, bet čia maždaug tokiam loveliui reikėtų keleto šaukštų. Jau tokio pilnai. Kas yra patyrę, gali naudoti sausą įgerį, bet nepatyrusiam nepatarčiau to daryti.
nes paskui gali tiesiog jūsų gėlės išlipti iš to lovelio. O dabar, kadangi ten man pasirodė labai jau riebus mano mišinys, tai nutariau palengvinti šiek tiek. Ir panaudosim dar vieną substratą, kuris yra skirtas balkoniniam gėlėm. Taipogi yra su perlitu. Taipogi tai įgalina augalam turėti daugiau deguonies prie šaknų. Į šitą lovelį mes ruošiamės sėti aukštus augalėlius, kad, sakykim, turėtume pavėsį. Kad galėtume ramiai atsisėdę pasėdėti ir kartu tai sėsime tokį aukštą augalą. Tai karpitalapė nasturtė. Karpitalapė nasturtė. O jinai duoda labai daug žalios masės. Užauga nuo 2 iki 4 metrų. Tai įsivaizduokite, kad jums gali pasiekti tiesiog pilnai balkono viršų. O kvapui, spalvai galėsime panaudoti ir pasėsime įvairius kvapiuosius žirnelius. Dabar pirmiausia, jeigu mūsų šita pusė bus atsukta į išorę, mes tada sėsime, vėlgi žiūrint, ką norime maloninti. Ar praeivius norime maloninti, ar save daugiau maloninti. Tokiu atveju, jeigu praeivius norim daugiau maloninti, iš šitos pusės sėsime spalvotesnius žirnelius, žemesnius. Jeigu save norime maloninti, tada sėjame nasturtį. Labai daug žaliosios masės, gražūs karpyti lapai. Sėklos gana stambios, duoda tikrai daug žalios masės. Todėl į šitą lovelį, sakyčiau, aš ją pasėčiau gūžtelėm, po 2-3 sėklytės, 3 vietose. Daugiau tikrai nereikia. Įgilinam, vis tik tai, kai sėklos yra stambesnės, tai reikia įgilinti. Nes liejant vis tik, o įgilinam kokius 2-3 centimetrus. Štai, karpitalapę pasėjome. Ir dabar imsime žirnelių. Žirneliai, fantastiški yra. Čia jau kiekvienas galime pasirinkti pagal savo skonį, pagal savo norą. Kadangi karpitalapė žydi geltonai, tai aš kažkaip labai norėčiau štai šitą violetinę spalvą, labai norėčiau raudoną spalvą su atspalviais. Yra, štai šitie yra tiesiog garbanotais, labai stambus. Yra žiedeliai ir garbanotais krašteliais. Tik tai noriu dar ką priminti, kad bet kurios sėsite, turėkite omeny, kad jie gerai žydėtų ir gausiai. Reikia vis tik tai sėti juos ne vieną kartą. Ir dar viena savybė žirnelių yra, kai peržydėjusius reikia skinti su visais koteliais. Neužtenka nugnaibyti vien tik tai pačius žiedelius peržydėjusius. Tada augalas daugiau krauna žiedų naujų. Bet turėkite omeny, kad reikėtų atsėti dar vasaros vidury, dar reikėtų atsėti, kad turėtume iki pat rudens žydėjimą. Žirnelius galima prieš sėjant, žirnelius galima pamirkyti. Tada jie greičiau sudygsta. Tačiau aš nemanau, kad tai yra būtina. Palauksim šiek tiek ilgiau. Taipogi sėsiu gūžtomis po 3 sėklų. Ir manau, kad mums 4 gūžtelių šitam loveliui pilnai užteks. Šiek tiek mažiau įgilinam, bet taipogi įgilinam. Priekyje norėčiau pasėti žemesnius, kurie užauga tik apie 30 cm, dalinai nukris ir toks priekinis fonas ir gausim mes tokį laiptuotą visą tą vertikalų savo grožį. Taipogi dedame arčiau krašto, šachmatinių šiek tiek būdų. Va, ir
pasėjome. Belieka mums dabar palieti. O palieti, kaip sakiau, reikia lieti ne į viršų, kaip mes įpratę, o turim prabangų lovelį. Todėl galime mes tiesiog lieti štai į šitą piltuvėlį ir mums parodys jau kada gana. Šiek tiek pradžiai, kad sėklos greičiau mirktų, paliesime iš viršaus, tačiau ateityje jokių būdų nelaistykite iš viršaus. Tai vienas dalykas. Augalams vėlgi visokias likas pataikysim ant lapų, o tai drėgmė, šiluma, balkonuose labai karšta paprastai būna, tai labai greitai visokios ligos puola. O kada augalas ims iš apačios vandenį, jisai puikiausiai tada stengsis ir šaknyną daugiau vysto. Tokie laistymai. Pilant reikia truputėlį vis stabtelti, kadangi mes bepildami plūdę tiesiog nustumėm. Nes perpilt tai irgi nėra gerai. Bet nepamirškite, kad jau kai laistote, o daug kas, kurie balkonų želdina, yra garbaus amžiaus. Jau pripiltas šitas lovelis, o jeigu dar jis ilgesnis, turės svorį. Prieš lyjant geriausia būtų jį pastatyti į pastovią vietą. Kadangi mūsų sėkla buvo nemirkyta, tai truputėlį palaistysim iš viršaus, nes kol žemė prisigers iš apačios, tai vis tik tai greičiau mūsų sėklos sumirks iš viršaus palaisčius. Vėlgi, kad kasdien netikrinti, kol pradės dygti, galite uždengti, kad ir polietileninę plėvelę, tik tai neaklinai, ir nestatykite ant ryškios saulės, kad nesudegtų jum daigai. Ir štai belieka laukti tik tai daigų. Dabar paaugėjus daigam, iš pradžių žinoma nereikia, tačiau paaugėjus daigam turime įvairiausių kopėtėlių, sakykime, ant kurių tvirtinsime, tačiau, kaip minėjau, šitos nasturtės karpitalapės gali užaugti nuo 2 iki 4 metrų. Tai jau šitos kopėtėlės bus per menkos. Tai arba pirksite specialias didelės kopėtėlės aukštas, arba nagingi meistrai pasigamins patys namuose. O čia priekiniams pilnai užteks ir šitų kopėtėlių ir maždaug jie paaugs 30 cm, taigi matysite pagal reikalą. Jas galėsite panaudoti. Dabar kol kas kopėtėlis mums nereikalingos. Kaip sakiau, pridengiame, pastatome šiltai, šiek tiek pavėsyje ir laukiame pirmų daigų. Dar norėjau priminti, kad galite vertikaliam apželdinimui naudoti ir valgomas raudonžiedės pupelės. Turbūt jos visiems yra žinomos. Pačios pupelės yra tamsiai margos, o žiedai jų ryškus raudoni. Taip kad pasirinkimas yra ir gražių jums žiedų.